Jaya Radhe Jaya. Sveiki Balaram LT žiūrovai. Mūsų komanda visą mėnesį svečiuojasi Vrindavane. Tai yra labai slaptingas Indijos kaimas, kurio istorija siekia 5000 metų ir kelių reportažų dėka mes pamėginsime šiek tiek jūs supažindinti su šita ypatinga ir stebuklinga žeme. Savo reportažų ciklą pradėsime norėdami jūs supažinti su A.C. Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada. Kaip tik šiuo metu yra jo pasitraukimo iš šio pasaulio diena. Ir tą progą norėčiau supažindinti jūs daugiau su šia ypatinga asmenybė. Spėju, kad dauguma iš jūsų mažai ką girdėjo apie jį. Bet būtent jam esame skolingi ir dėkingi už tai, kad dabar visame pasaulyje yra lengvai prieinamas vedinis žinojimas. Šrilas Prabhupados mokytojas Bhaktisiddhanta Sarasvati įtvirtino Indijoje jau pradėtus pamiršti dvasinio gyvenimo principus. Savo mokytoją Prabhupada sutiko 1922, o iniciaciją iš jo priėmė 1933. Bhaktisiddhanta Sarasvati prašė savo mokinio paskleisti vedinį žinojimą už Indijos ribų. Šį prašymą Šrila Prabhupada priėmė kaip savo gyvenimo misiją. Nuo 1954 jis paliko pasaulietinį gyvenimą, atsidavė askezėms, meditacijai ir šventraščių vertimui į anglų kalbą. 1959 persikėlė gyventi į Radha Damodaro šventyklą Vrindavane. Tais pačiais metais priėmė sanjasio atsižadėjimo įžadus. Labai džiaugiamės galėdami apsilankyti šioje šventykloje, kurioje Prabhupada gyveno labai kukliai, kiekvieną rupiją išleisdamas šventraščių spausdinimui, kartais nepasilikdamas pinigų net maistui. Čia jis vertė ir meditavo labai intensyviai, miegodamas vos po kelias valandas per parą. Šioje vietoje, lubose įrengtoje slėptuvėje, vienuolis laikydavo svarbius dokumentus ir pinigus. Čia pat, pro savo virtuvės langą, jis galėjo matyti vieno garbiausių Gaudiją Vaišnavų šventojo Rupa Gosvamio kapą, dar vadinamą Samadį. Prabhupada nuolat melsdavo praeities mokytojams, kad jie padėtų įgyvendinti mokytojo jam patikėtą misiją. Kartą dvasinės vizijos metu Rupa ir Sanatana Gosvami aplankė Šrilą Prabhupadą bei palaimino, kad jo raštai ir vertimai pasiektų daugybę širdžių. 1965 metais, būdamas 70 ir turėdamas tik lagaminą su Šrimad Bhagavatam šventraščio vertimu į anglų kalbą, jisai išplaukė į Ameriką. Per likusius 12 savo gyvenimo metų apkeliavo pasaulį 14 kartų, parašė ir išvertė virš 70 knygų, kurios išplatintos daugiau nei 500 milijardo tiražu. Taip, jūs išgirdote teisingai, 500 milijardo knygų, kalbančių apie amžinuosius dvasinius žmogaus poreikius. Iki Šrilai Prabhupadai atvykstant į vakarus, ne tik tokia sąvoka kaip joga, bet ir vegetarizmas buvo praktiškai nežinomi. Esu tikras, kad ateis diena, kuomet visas pasaulis supras neįvertinamą Šrilos Prabhupados indėlį. 1977 lapkritį Vrindavane Šrila Prabhupada paliko šį pasaulį. Turime unikalią galimybę aplankyti Šrilos Prabhupados samadį. Pagal vedines tradicijas, dvasinių mokytojų kūnai po mirties nėra deginami, bet palaidojami druskoje ir toje vietoje pastatomas memorialinis kapas, kuris ir yra vadinamas samadė. Ši samadė, lankoma 100 000 piligrimų, iš tiesų skleidžia ypatingą dvasinį ryžtą stiprinančią energiją. Tad mes labai džiaugiamės turėdami galimybę čia pabūti ir gauti Šrilos Prabhupados palaiminimus.
नंद सदा जय जय गोपगण नंद जसोदा जय जय गोपगण